Tai pabandysiu šiandien jums paaiškinti, kaip vyksta viskas Anglijos daužtų automobilių aukcionuose. Čia šiuo atveju turim ASM Auto Recycling aukcioną. Išrinkau vieną šiandienos pavyzdį, kuris yra aukcione, baigsis už 24 minučių. Tai Volkswagen Up. Dabartinė kaina 700 svarų. Aukcionas baigsis už 24 minučių. Kategorija jo yra N, tai yra non-structural, nėra vidaus jokių vidinio kėbulo defektų, tai čia išoriniai tokie smulkus dažniausiai būna. Kaip mato čia šiuo atveju, tai tik tai atšokęs toks bamperis, ten truputį sparniuko apačia palenkta, padanga tuščia. Automobilis 2012 metų, kategorija N, pravažiavęs 95 000 mylių. Yra papildomas mokestis čia kiekvienam aukcionui, tai fiksuota 75 ir po to yra dar vienas mokestis, kurios vėliau parodysiu, tai priklauso nuo nupirktos kainos. Dasideda dar šiek tiek. Ten apačioje rašo, kas yra blogai su automobiliu, iš kur jį paimti, taip toliau ir panašiai. Toliau praversiu kelias nuotraukas pasižiūrėti, tai šito šauno tvarkingas, čia matosi truputį ant galinės arkos įbrėžimas kažkoks, šitas galas tvarkingas, vidus, ten yra vidaus arkos ta plasmasė, tai galbūt tinkama naudojimo, galbūt reikės naujos. Bet svarbiausiai, kad yra. Čia šiek tiek salono. Čia iš priekio, atgal variklis, kaip matot, užvestas, jokių nėra lempų įspėjamų, kad kažkas blogai su varikliu būtų. Iš priekio irgi neatrodo baisiai, variklis, bagažinė, salono, jie visi tokie kaip iš po accident čia iškart paimti iš žmogaus iš po avarijos, tai būna ir murziniai ir viską. Bet čia, kaip matot, priekis sparnas lyg ir nelestas kampas, tik apačioj tenai, bet atrodo, kad būtų galbūt bandę plėšti tą arką vidinę ir ten atlenkė turbūt tą metaliuką, tiesiog ten gerai palenkus, ten nesimato jokių įbrėžimų, tai turėtų šitą plasmasę priekį irgi įsispaus greičiausiai vietą, tai kaip manau, čia daugiausiai ką reiks, tai pasikeis naują padangą, jeigu yra sprogus ir kiaura. Visa kita turėtų atsistoti atgal į vietas, gal kažką tai su ranka palenkti ar kažkokią smulkmeną, plasmasiuką kažkokį pakeis po bamperiu. Bet jeigu tenkina, čia yra, matau, mažas įbrėžimas apačioj bamperio, jeigu tas įbrėžimas nemaišo, tai realiai kaip ir nieko dažyti nereikia, galima čia truputį patvarkius kaip ir sėsti ir važiuoti. Va čia galinė ta arka, matosi, čia jau buvę prieš incidentą, turbūt senas toks truputį įbrėžimas įlenkimas. Tai irgi, jeigu nemaišo, tai čia tvarkyti kaip ir nereikia. Čia istorija būtų automobilio, kaip matot, yra dar daugiau nei pusę metų MOT, tai jum reikės aplaint naujus dokumentus, kurie kainuoja 25 svarai, ten su mažu tokiu mokesčiu apie 31 gaunas. Ir tuo pačiu metu galit išsipirkti pašte taksus ir su jie važiuoti. Čia pažiūrėsim, kiek plius minus tokie automobiliai kainuoja. Volkswagen Up 2012 metų. Tai kainų yra įvairių, 2375, čia 6,5 kažkas prašo, bet pravažiavęs per pus mažiau, 3,5 irgi mažiau pravažiavęs, čia panašiai, 1,75, bet ten galbūt su kažkokiais irgi smulkiais defektais. Čia iš visi net tokia mašina. 3000, kainą orientuokimės plius minus, taip, kad realistiškai 2000, tai čia, manau, 2000 gera automobilio kaina, taip, rinkos vertė, jeigu nuperkant
Toliau truputį pažiūrėsim. Tai taip, kategorija N dar 700 kol kas, liko 19 minučių. Paskui greit prasuksim ant paskutinios minutės, pažiūrėsim, kiek išeis. Tai va, rašo, kad dokumentų nėra, dokumentus reikės aplaint, bet čia taip pat galim padėti, čia nėra daug reikalų, tiesiog viennumerio mašinas reikia užpildyti formą, nueiti paštą 25 svarai, ten sumokėšit 30 svarų ir dokumentai jūsų. Tai realiai uždėjus tą bumperį, pakeitus padangą, nusiperki taksus ir viskas gali važiuoti. Nemanau, kad kažkokių kitų gedimų kaip ir turėtų pas ją būti. Pliusai tie, kad kaip ir kitokius automobilius, jie dažniausiai buvę važiavę, atsitrenkę ir tiesiog paimti draudimo kompanijos ir nurašyti. Tai čia ne šiaip, kad perkant iš kažkieno stovinti automobilį ant kiemo ir po to išvažiuoja ir nežinai, kas bus. Tai dažniausiu atveju važiuoja jie gerai, tik reikia susitvarkyti tuos pažeidimus. Tai va čia yra papildomi tie mokesčiai, tai čia priklauso nuo kainos, nuo kiek nupirksi, tai šiuo atveju yra 700, jeigu išeitų už 700, dar papildomai 156 svarai. Bet manau, tas automobilis turėtų išeiti apie 1000 svarų, plus minus, tai būtų dar papildomai 167. Čia biškai atsiverskim skaičiuoklę, jeigu kaip pavyzdys išeitų už 700, yra 75 fiksuotas ir dar plus 156, o 158, tai būtų 933 svarai automobilio kaina. Čia sukti jau atmetus su visais mokesčiais, tiek kiek sumokėtumėt automobilį, jeigu jis parsiduotų už 700. Bet kaip manau, automobilis išeis apie 1000 svarų, plus minus. Ir dažniausiai tokius automobilius perkant, šiaip beveik garantuotai 25% rinkos kainos tikrai sutaupysit. Tai va, jeigu išeitų už 1000 svarų, plus 75 fiksuotas, plus dar 167 svarai nuo išėjusios kainos, tai būtų 1242 svarai, jau viskas padengta ir automobilis jūsų. Toliau. Yra ir pliusų ir minusų perkant tokius automobilius, tai minusas didžiausias tai, kad perkat iš nuotraukų, kaip ir nežinot, kas su juo gali būti, bet kaip minėjau, jie visi buvę ant kelio, važiavę, atsitrenkę ir aukcionų draudimo kompanijų nurašyti. Tai dažniausiai tai būna kasdieniniai naudojami automobiliai, kurie techniškai tvarkingi ir dažniausiai neturi kitų kokių problemų ar labai smulkės. O pliusai tai tie, kad įmanoma tikrai sutaupyti ir nusipirkti gan neblogų automobilių. Priekį, manau, bumperį tai tikrai eina pastatyti atgal į vietą, ten per vidurį tą plasmasę tiesiog įspausti, matosi, kad iššokus iš savo fiksavimo vietos. Sparnas iš nuotraukos nesimato, kad sparnas priekio sparnas būtų kažkas blogai, tai tik tai ten apačioj, bet ten turbūt gal kaip paplėšė buvo tą arką visai nenukritus ir rovė ją lauk ir nuplėšė. Tai va čia paskutinė minutė, pagreitintai 900, viskas parduota už 900. Tai 900 plus 75 plus ten tas mokestis gavos kaina. Tai dabar paskaičiuosim, kiek jums kainuotų aplamai visas automobilis su remontu, su aukcionu, visais mokesčiais, su parvežimu,
taip toliau ir panašiai. Tai būtų automobilis 900 svarų, 75 standartinis aikštelės mokestis, po to 168, čia jau nuo kainos tas priklausantis mokestis. Čia aukcionas bendrai 1,143 jau viskas padengta. Po to pagalvokim dar, tai būtų dokumentų išsiuntimas, prirašymas 31 svaras, šiaip 25, bet ten yra tas, turi pirkti tą post voucherį, tai ten dar dasideda keli svarai ir gaunas, man atrodo, apie 31, jeigu neklystu. Tai dokumentus turim, reikia mum dar bamperis kaip ir turėtų atsistoti, sparnas, manau, atsilenks tikrai, jeigu ten, kaip sakau, nemaišote smulkus tokie įbrėžimai ar dar kažką. Kaip bebūtų, jų toks automobilis dažniausiai naudojamas naujam vairuotojui arba moteriai, tai tų įbrėžimų dar tikrai naujų atsiras. Tai pabandykim surasti arką, jeigu anos neitų sutvarkyti ar kažkaip, ar ten būtų perplėšta per pusę, bet dažniausiai tai ten irgi tik tai kokios dalelytės te trūksta, nėra būtinybės pirkti, bet blogiausiu atveju užmeskim akį, kiek galėtų dar tai kainuoti. Tai irgi, manau, nekainuos tenai didelių pinigų, kokie 40 gal svarų. Tai va čia 37, 27. Taip. Nu tai čia kainos plius minus, manau, tarp 30-40, nu tai imkim vidurkį. Čia 39, 35, klipsų dar. Nu tai imkim vidurkį 35 svarai. Ir turėsit naują arką, jeigu neis sutvarkyti senos. Dar ką turim, tai turim kiaurą padangą. Irgi galimas variantas, kad tik išsileidus, bet imkim blogiausią variantą, kad ją reikia keisti. Tai gera dėvėta padanga. Tokio dydžio ratui, manau, kainuotų nedaugiau 35. Čia jau su montavimu, su viskuom. Tai turim 1, 2, 4, 4 ir dar mums reikia parsivežti automobilį. Tai tokių automobilių, kad ir jie galimai gali važiuoti, jeigu imkim ten uždėtume zapaskį ar kažką, jų su jais šiaip iš aukciono išvažiuoti negali, turi atvažiuoti su recovery trucku, išsivežti ant priekabėlės ar ant kitos transporto priemonės. Tai skaitykim, grubiai imkim, jeigu nupirkot automobilį 100 mylių spinduliu nuo namų ar nuo kažkur, tai parvežimas kainuotų apie 200. Čia skaičiuojasi už kiekvieną mylę pirmyn atgal bendras, tai dadėkim dar 200, tai bendra kaina 1444. Čia jau būtų automobilis, visi aukciono mokesčiai, remontas, dokumentai, parvežimas. Tai jau drąsiai sutaupot 500 svarų, jeigu čia žiūrint, kaip ėmėm tos 2000 pagal rinkos kainą. Bet manau, tie rinkos kainai, kur yra apie 2000, tai jie turi irgi kažkokių tai brėžimų, kažko tai to. Ir manau, čia gan neblogas variantas yra, kaip už tokią kainą sutaupyti tuos 500 svarų, tai jau gaunasi tikrai 25%. Bet dažnai pasitaiko, kad ir nuperki daug geresnių variantų ir gali ir nuo tos pigios mašinytės sutaupyti nemažai.
Tai kaip viskas vyksta pas mane, tai galiu padėti nusipirkti, galite atvažiuoti vietą, kada vyksta aukcionai. Čia rodau, kad yra dienos, imkim, čia šitoj kompanijoje yra kelios kitos kompanijos, aikštelės, kaip sakant, kurios turi automobilius ir jie paskelbia tą dieną 10, 20, 30 automobilių, jie eina vieni iš po kito, tai ten minučių skirtumais. Tai galit išsirinkti, kad ir kelis variantus, pasižiūrėti, kurie domina, atvažiuoti pas mane ir patarsiu, padėsiu pabidinti kažką, kad nereiktų ten. Jeigu norit prieš tai pasižiūrėti, registruotis nieko nereikia, galiu atsiųsti nuorodą, tiesiog prasižvelgsit, kokiu spinduliu nuo jūsų namų, kokie aukcionai, kokiom dienom vyksta, kokiu automobiliu bus tą dieną. Pasižiūrėsit, gal tiks kažkokie keli variantai, pasižymėsit, atvažiuojat pas mane, sėdam, žiūrim, tariam, paskaičiuojam, kiek maždaug remontas kainuos, parvežimas, viską ir galim pirkti. Tai už tokį paprastą, jeigu prie vietos atvažiuojat, susitariam, ten valandai laiko, dažniausiai aukcionai vyksta iš ryto pusėje, bet būna visai. Tai realiai valandai pusantros atvažiuotumėt, pasižiūrėtume kažką, pabidintume, jeigu kažkas išeitų už jum tinkamą kainą, viską aptartume vietoje, nuspręstume, kaip ir kada pasimti, kiek kainuos parvežimas ir susimokam už automobilį ir realiai dviejų dienų bėgyje jau stovės pas jūs kieme, galbūt net ir anksčiau. Tai už tokią paslaugą prie vietos, jeigu atvažiuojant imu apie 50 svarų, jeigu norit telefonu, ten su pavedimais, su dar kažkom, tai jau bus tada truputį brangiau, nes ir man rizika, kad nesumokėsit ir šiaip daugiau reikalų, kai nesi šalia. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi